Taip, tai šitam uždavinyje daugam tiesiog būna sunku suprasti, kas čia per sąlygą, kas čia vyksta. Tai bandykime aiškintis iš eilės. Pirma, neigiamai elektrinta sfera priartinama prie įžeminto kūno. Tai čia tas įžemintas kūnas X ir mes tą sferą priartinam prie jo. Štai taip. Kai sfera priartėja ir svarbu nesusiliečia, o tik priartėja, kadangi yra neigiamai elektrinta, ji išstumia iš šito kūno X elektronus. Vadinasi, turime krūvą elektronų, kurie nustumiami žemyn į žeminimo grandinę į Žemę. Ir šitoje vietoje gali būti, kad klausi, o tai kaip suprasti, juk čia atvertas jungiklis, kodėl elektronai turėtų čia judėti. Tai čia truputį gali sumaišyti tas brėžinys. Jie mums tada pasako įžeminimas nutraukiamas jungikliu. Ką reiškia įžeminimas nutraukiamas jungikliu? Tai reiškia, kad kai elektronai subėgo į Žemę, tada jungiklis yra atidaromas. Bet priartinus šitą neigiamai įelektrintą sferą, tuo metu jungiklis buvo įjungtas. Todėl elektronai turėjo laisvę judėti tolyn į Žemę. Ir dabar įžeminimas nutraukiamas jungikliu, tai reiškia, kad jungiklis išjungiamas ir elektronai nebegali sugrįžti atgal į kūną X. Ir dabar mes vėl atgal patraukiam tą įelektrintą sferą, kaip mums čia ir pasakė, ir X tapo teigiamai įelektrintas. Na taip, nes kadangi elektronai pabėgo nuo X, ten paliko elektronų trūkumas ir X yra teigiamai įelektrintas. Tai mums reikia pasirinkti, ar kūnas X pagamintas iš izoliatoriaus ar laidininko. Žinome, rinksimės laidininką, todėl kad ten elektronai laisvai išjudėjo iš X į Žemę. Vadinasi, X medžiaga leidžia judėti elektronams, tai yra laidininkas. Ir taip pat mums reikia pasirinkti, ar neigiamas elektros krūvis juda iš Žemės į X ar iš X į Žemę. Kadangi elektronai turi neigiamą elektros krūvį ir jie juda į Žemę, tai renkamės, kad juda iš X į Žemę.